Nes antkakliai čia yra baisus pas visus, tai yra vat, mūsų, nu, va čia yra blokai, ką vadina žmonės blokas. Čia yra įsitikinimai, čia yra nuostatos, čia yra visa kita ir turi nuimti ir kitų nuomonę ir visa kita va šitas. Ir viskas, kas primesta nuo tėvų? Ne tik nuo tėvų, nuo visko. Nu, jo, teisingai, mokykloje, darbe, visur, visos programos. Jo, visos programos va šitoj vietoj. Ir kaip čia nėra to uždėta, mumis maugia, dažniausiai žmonės dėl ko springsta, skauda gerklę, serga labai daug tom katarais visokiais, viršutinio kvėpavimo takų, ten tai reiškia, čia yra antkakliai, tai net nežinodamas, nematydamas paėmiau viską, kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną padarai. Nes net gali nepajausti, kada užsimetė. Taip, tu gali jausti tik tai, kaip pasakyti, jeigu tavo sensorika gera, tu iš karto pajunti, kad kažkas smaugia. Nu, jauti tiesiog, tu jauti. Jau užtenka jausti. Nes šiaip mes, kaip pas mus viskas gerai, mes nejaučiam. Nu taip yra, jeigu tau nieko neskauda, tai tu nejauti to. Nei rankos nejausi, nei kojos, nei pečių, nei nugaros, tau viskas pas tave gerai, reiškia, ten nieko nėra. Gali ramiai gyventi, kai sako, jeigu tik pajautai, padarai ir viskas. O dabar, kai ši čia vat uždaryta, tai paprasčiausiai nėra nuleidimo į širdies čakrą, čia neveikia ir žmogus tada ką gali daryti? Gali daryti be šito kanalo, tik tai čia ką turi. Tai vat antri spinduliai turi daug, tai jam paprasta šitą, gali čia dirbt, automatiškai šitie visi nusiminės. Kadangi savivertė didėja, čia šviesa atsiranda.